Namibija turbūt geriausia vieta, kur galima testuoti naują Toyota Hiluxą. Iš tiesų, šis turbūt patikimiausias automobilis žmonijos istorijoje yra pagamintas visai netoli, Pietų Afrikoje. Dėl to Toyota gamintojai mus pakvietė išbandyti naujuosius automobilius čionai. Namibija unikali šalis. Esame pačioj seniausioj dykumoj, Namibijos dykumoj. Jie yra virš 800 milijonų metų. Namibija yra antra pagal mažiausią žmogaus tankį šalis pasaulyje po Mongolijos. Čia yra gražiausias dangus naktį, tuo įsitikinau asmeniškai. Labiausiai matosi žvaigždės. Ir iš tiesų visas šitas kompleksas geriausiai leidžia pajausti naują Toyota Hilux, kuris Lietuvoje užima 60% rinkos, kitaip tariant, 3 iš 5 parduotų pikapų yra būtent Toyota Hiluxai. Visų pirma, tai automobilis turintis visiškai naują 2,4 litro dizelinį variklį. Atrodytų nedidelis, bet tai, ką jisai daro draugė su 6 bėgių mechaninė arba 6 bėgių automatinė greičių dėžė, iš tiesų tikrai labai geras rodiklis. Kitas geras dalykas yra ypatingai mažos kuro sąnaudos. 7 litrai vidutinės kuro sąnaudos padaro jį patį taupiausią tarp pikapų parduodamų rinkoje. Jisai tapo ilgesnis, jisai tapo šiek tiek platesnis, jisai tapo tvirtesnis, nors tvirtumo Hiluxui niekada netruko. Taigi, pagrindinis skirtumas turbūt nuo buvusio Hiluxo yra tas, kad jisai tapo ypatingai tylus savo klasėje ir tikrai komfortiškas. Reikia nepamiršti šio automobilio saugumo. Iš tiesų tai vienas saugiausių automobilių savo klasėje, turintis ir žymėją Toyota Safety Sense technologiją, kuri padeda jums važiuoti ir būti gerokai saugesniems. Visada Toyota yra ergonomiška ir pragalvota. Čia yra puikus naujas skystųjų kristalų liečiamas monitorius, kurį galima sutikti dabar jau praktiškai bet kuriame Toyotos automobilyje. Na ir natūralu, kad tai yra daugybė įvairiausių naudingų dalykų, kurių jums gali prireikti naudojant automobilį kiekvieną dieną. Vairuoti naująjį Toyota Hilux ypatingai patogu, jisai tapo gerokai komfortiškesnis. Dėl galinių lingių konstrukcijos, kurios tapo ilgesnės, automobilis tapo gerokai komfortiškesnis. Ir didesnis galinis amortizatorius daro jį tikrai pakankamai stabilų. Naujo tipo variklis yra stipriai tylesnis ir tikrai pikapuose būdingas garsas variklio čia beveik nesigirdi. Dėl naujos galinės pakabos konstrukcijos galinio rato eiga padidėjo dar 20 cm, kas leidžia net ir labai prastose vietovėse, sudėtingose įveikti, turėti didesnį sukibimą ir lengviau nuvykti iš taško A į tašką B.